kaip žvejosim. Atrodo, kaip šiam kanalė. Eina savo. Žiūrėkit, kur aš čia randuose. Pelkynas labai rimtas. Vien meldai aplinkui. Ir tik tai revelis, kai upelis toks. Eini, vanduo tik renkasi. Neįdomi. Bandysim ežerėlį, kuris ne visais metų laikais galimas. Ant šito ežerėlio galima prieiti realiai tik žiemą. Einu sau. Žiūrėkit, einu ir akis. Aš einu. Ir ten juda. Čia irgi vanduo veržiasi. Bet ledas ganėtinai neblogas. Ir va tokiu kanalu eini. Ir išeisim ant ežero. Šitas ežeras yra rezervate. Ir čia vasarą neprieisi. Nes yra laikas, kada apskritai čia net negalima žvejoti. Aurimas jau atėjęs yra. Atėjęs Kęstas. Visą kvestą raudonoji publika susirinkus ir dar Daris. Pamatysit. O, kebra jau vat ant ledo. Ten toli matosi. Vat fainai, ne? Kokia gamta. Ir va tokiam užpelkėjusiam pelkynė yra ežeras. Anksčiau čia buvo didelis ežeras, dabar čia labai didelė pelkė. Nu įdomi čia. Kągi šaika, prisigrėžiau ekečių. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Viena linija taip, kita taip. Na ir bandysiu su ribu pagauti lydeką. Bandysiu dėti tokį. Žiūrės, kaip bus. Kęstas, Aurimas ir Daris toliau. Bandysiu matiliais. Savižėliam. Na, aš bandysiu lydekauti. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Ką, pirma ketėlė. Žiūrėsim, koks čia gylis. O gylis, kaip ir tikėjusi, metras. Didelio čia nebus. Gal reikės masalą rinktis, kuris dirba agresyviai, bet lengvas lėtas skendimo, nes didelio gylio nėra. Realiai tu matai eketėjai savo masalą. Eketėjai ilgai neužsibūsim. 10-15 pakėlimų ir toliau. Ir žiūrėsim, ką čia šitas rezervatas mums parodys. Žvejų čia tikrai daug nebūna. Nu, ne faktas, ar čia žuvies daug yra. Pirma ketė tuščia. Varom toliau. O čia biškį giliau. Bet tam kokių 30 cm. Na įdomu. Turėsim kibimą ar ne šiandien. Praeitą kartą, kai buvom, tai visą vakarą pravarėm. Gal 6 valandas nei kibimo neturėjom. Įdomu, kas čia dar. Žolės. Nu, matau, žvejyba nebus iš lengvų. Bet gal pagausim kažką. Kečių ir nieko. O, ledas
braška, traška. Sniego tai gerai privaryta. Kokių gerų 25 centimetrai. Eisim, bandysim į vidurį ežero. Ten gylio gal bus daugiau, nes čia gylio tai metras. Palei žolės. Pasikeičiau masalą. Sudėjau balansiriuką. Išsigrėžiu 45 sekėtės. Kai sudrėlė, tai nėra taip ir sudėtinga. Nu ir bandau toliau. Ant vibo visiškai nieko nenori. Sakau, gal ant balansyro koks ešerys. Gal užkips, gal rasi. Gylis irgi nesikeičia. Visur metras 10. Tai va. Žiūrėsim. Ar čia būsim? Čia labai daug tikėjimas, bet atvažiavę, kai visada daug tikėsi, o randam nieko. Per 3 žmonės nei ant avižėlės kol kas nekimant nieko. Gali būti, kad keisime ežerą. Nu, aplinkui čia tų ežerų daug. Tai pakeisti ežerą labai paprasta. Nes čia kol kas matosi, kad dar miega žuvys. Gali būti, kad važiuosim kitur ieškoti savo laimės. Kągi, pravarėme kečių. Apie 100 ir net kėbimo nieks neturėjom. Keisim ežerą. Susimatysim ant kito. Ką, turim naują ežerą. Bandysim ant naują. Ten nieko nebuvo. Taktika tokia, su kęstu lydeką bandysim. Aurimas bandys ešeriukų. Tai sveikinu su atsidarimu. Taigi, ačiū. O jei, kokia diduma. Pakelk prie pasirodyk. Tai dargi va buvo ir peleką įskleidai. Na. Palyginus su kitu ežeru daug geriau. Iš pirmos eketės žuvis jau yra, ne? Jau ženklas geras. Ženklas geras. Nieko rasim, čia gal ešeriokų. Minkštas oras. Bus gerai. Minkštas oras gerai? Mhm. O, lydekaitė. Va, čia tai lydeka. Ką jūs, pažiūrėkit. Kai jau davė, tai davė. Eisim, paleisim. Galva didelė. Kūnas plonas. Bet jau čia lydeka, tai kad. Peiliukas. Nu vis kažkas. Užsikabino. Taip, tą valą šiek tiek įtemk. O, nusileisim. Ir išmušim. Jau, ne? O, turėjom atkabinti. O, masalas išgelbėtas. Geras daiktas. Šito nereikia. Liuks. O toks va yra atkabeklis. Įsigyti verta. Jeigu užsikabinat kažkur, tai 90% masalų išsigelbėsit. Balansyras nėra toks ir pigus. Šitas daiktas kainuoja, nežinau, gal 3 eurus. O, ešeriukai kapoja. 2 kebimus ką tik turėjau. Bet mažiučiai kažkokie ešeriukai. Gal blizgutį atsinešti šitą reikia ant greičio pabandyti.
Eis atsinešiu. Specialiai. Atsinešiu, pabandysiu blizgutę. Gal ešeriukų pagauti. Na ir nekimba. Galvojau, kad kibs. Nebent mažesnį balansyrą pabandyti kaip pavyzdys. 5-tuką kokį. Jeigu balansyrų domis. Gal ir variantas. O, nu tu. 5 kibimai jau buvo. O, yra. Sakau, kala. Balansyrčiką. Kala ir neužkala. Vienas užkalė. Ir kai leidžiasi ir iš šono visaip. Iš visų pusių duoda. Pekte. Nu, kalė vėl. Ešerio. Nu, gal. Tik nusileidžia iškart tunkšt. Įima. Nu, pučia jis balansyrą. Čia reikia atsinešti blizgutį arba vežėlę. Tada pagausi. Kaip įdomiai atakuoja. Nu tu. Jis supranti, jis meta į viršų. O, vėl. Nu ką žemės, dar kartą. Baksnoja jis čia. Pakapojo ir paliko. Balansyrą pučia. Kala. Blizgutės ne. O, ėmė. Na. Žiūrėsim. Man ilgesnės pauzės. Nu tu. Niekaip nepaima. Kimba ir neužkimba. Tik. Gal 6 kibimai vieno nepakirtau. Kaip įdomi. Penką kokį uždėtum. Nu. Ta prasme, tai kaip. Turimgi mes jį pagauti vis tiek. O. Kai veltis. Bet įsivaizduoju, iš kelintą kartą. Davė.
Nu, pažiūrėsim, gal dati jau yra. Negi iš čia vienas toks stipruolis. O, gerai. Tuo aš dasijungsiu. Eisiu kiaurimo pinką pasimsiu. Būna pinką uždėti tai geriau. Tai daugiau nekemba, vienas tik tai. Eik tu šikti. Lydeka, bet nedidelė. Arba taip įdomiai prasmugiavo. Nusifilmavo viskas bus. Matyt. Bam, tik tai. Darbas vyksta, Kęstas gręžia. Taktika tokia, išsigręžiam. Dabar apie 30 kečių ir einam. Vienas su kitu. Aurimas irgi atėjo. Kartu varom visi. Trysia gaudom, šnekamės. Patraputį. Ir masalas keitaliojam. Sakom, gal kažkas kažką atrasim. Jeigu atrasim, tai tada visi užsidėsim tą patį. Arba bent tokio pačio tipo masalą. Nes bandom ir balansyro, ir vybų, ir visokiais didesniais, mažesniais. O taip. Pradėjo snigti. Visą įlanką praėjom, kur tikėjomės tikrai pagauti ir nieko. Toliau dirbsim. Reikia visą tą dar praeiti kampą. Vis tiek kažkur mes turim pagauti lydeką, nu nesąmonė. Vyrai dirbam stipriai, bet nieko. Visą pakrantę apėjom. Maslus keičiam. Ir nekimba. Kiek turim valandų? 1:30. Tai dar, manau, gali pradėti kepti. Vis tiek mes atrasim kažkur. Būsim, kol nepradės temti. O! Kęstai. Ar labai spardėsi? Spardės. Nu, matosi, jau čia vargo įdėta buvo. Nu, tokia šaka. Ką jūs. O po to šaka gal koks yra šerys dar tupės. Vandriakas atvažiavęs. Sako, ant Durniaus. Ant Durniaus jau 2 valandas iš paskos vaikšta. Galit pasisveikinti. Andriauka va. Švogeriukas. Tarp patinka meškerė. Svetima. Reikia tavo pabandyti. Vis tiek nežvėjoja. Nėra kaip prigimta, ne? Nėra prie ko ryštis dabar. O, irgi yra. Taip. Turime šeriuką. Ir tu pagavai? Kęstai. Irgi pagavai? Geras. Nu va, Aurimas tik nepagauna. Kai dėja, blemba. Smagiai. O. Turim. Nu, ten nešeriukų, kai persimetėm, tai pradėjom pagaut kažką. Lydekos nenori. Šeriukai nori. Va, tai tau. Vakarinio. Ir šeriukai kimba. Galima sakyti vienas po kito. Nu, dar vienas.
Kaip tau? O. Ir jau pražydo dobilai. Ir pradėjo kibti ešeriai. Chebra, savižėlė, pasikeitė viskas. Traukė vien po kito. Tvirtas išeketėlas. Viskas sutemo. Varysim namo. Nu, gal smagiai. Bent ešeriukų patraukiam. Ačiū už peržiūras. Ačiū už prenumeratas. Ačiū už laikus, ačiū už komentarus. Ir susimatysim kitame video. Viso vyrai.